2024 metai rūmams buvo įspūdingi darbais, įspūdingi veiklomis ir pasiekimais. Džiaugiamės, kad šiandien dienai mūsų narių tarpe yra 328 nariai. Smagu, kad mūsų verslai praėjusiais metais viso sumokėjo virš 10 milijonų eurų mokesčių valstybės biudžetą ir kartu sukūrė pardavimų pajamų už beveik 330 milijonų. Rūmų įmonėse šiuo metu dirba daugiau negu 5600 darbuotojų ir tai yra didžiulis indėlis tiek į regioną, tiek į verslo gerovę. Kartu džiugina ir faktas, kad praėjusiais metais sukūrėme daugiau negu 120 veiklų, kurios tapo mokymais, seminarais ir konsultacijomis. Paskaičiavome, kad to vertė mūsų nariams daugiau negu 30 000 eurų. Šie skaičiai nėra vien įspūdingi. Jie rodo ir mūsų augančią bendruomenę, ir jos poreikį, ir kartu mūsų organizacijos kaip rūmų svarbą regione. 2024 metais daug dėmesio skiriame tam, kad mūsų nariai galėtų augti, stiprėti ir naudotis rūmų teikiamomis galimybėmis. Pirmiausia, Šiaulių prekybos pramonės ir amatų rūmai tapo tarptautinės CEO Chain sistemos dalimi. Tai reiškia, kad rūmų išduodami dokumentai, prekių kilmės sertifikatai yra pripažįstami visame pasaulyje. Įkurtas Vilniaus universiteto fondo Šiaulių prekybos pramonės ir amatų rūmų subfondas Šiaulių akademijos veiklai remti. 2024 metais surinkome 61 000 eurų paramos ir investicinė grąža bus panaudojama čia besimokantiems studentams bei dirbantiems dėstytojams remti, kūrybiškumui skatinti. Kartu su Šiaulių miesto savivaldybe bei Turizmo informacijos centru pirmą kartą organizuota iniciatyva Pažink Šiaulių miesto verslą. Įmonės atvėrė duris visuomeniai, pristatė savo vidinius procesus, technologijas, gamybą, kompetencijas ir prisidėjo prie pramoninio turizmo plėtros. Nuosekliai stiprinome rūmų kaip atstovaujančios verslo interesus organizacijos poziciją. Mūsų tikslas, kad verslas būtų girdimas ir priimamas į sprendimų priėmimo procesą. Aktyviai teikiame konkrečius siūlymus tiek savivaldos, tiek nacionalinėme lygmenyje. Dirbome su ekonomikos ir inovacijų ministerija, krašto apsaugos, švietimo, mokslo ir sporto ministerija, užimtumo tarnyba, Sodra, valstybinė mokesčių inspekcija. Vienas svarbiausių mūsų tikslų – padėti verslui augti tarptautiniu mastu. 2024 metais organizavome verslo misiją į Singapūrą ir Malaiziją. Taip pat pradėjome įgyvendinti klasterio projektą, kuris yra skirtas jame dalyvaujančių įmonių eksporto plėtrai. Informacija apie tarptautinės galimybės nuo Vokietijos iki Irako mūsų narius pasiekė elektroniniu paštu, naujienlaiškiais, interneto svetainėje. 2024 metais toliau nuosekliai dirbome su švietimo įstaigomis, su Šiaulių regiono ir Telšių regiono profesinėmis mokyklomis, kolegija, universitetu dalyvavome aktyviai tarybų veiklose, sprendžiant jų dabarties ir ateities klausimus. Su Vilniaus universiteto Šiaulių akademija kartu organizavome forumą Globalūs protai vietiniai iššūkiai, kuriame regiono ir valstybės verslo, valdžios ir švietimo lyderiai kalbėjo apie tarptautinių talentų pritraukimą į šalies regiono ekonomiką. Skatinome jaunimo verslumą, su Junior Achievement organizavome kasmetinį verslumo turnyrą Expo, net su 200 dalyvių, taip pat mobilias paskaitas apie Lietuvos pramonę ir jau tradiciniu tapusi Meikaton verslumo turnyrą, kuriame moksleiviai su savo verslo mentoriais kūrė verslo sprendimus. Mūsų tikslas yra paprastas ir aiškus – padėti jaunam žmogui augti, o verslui susirasti ateities kolegas.
Dalymosi žiniomis yra viena iš aktyviausių rūmų veiklų. Surengėme net 65 mokymus ir seminarus, kuriuose dalyvavo net 2000 dalyvių, o temos yra nuo dirbtinio intelekto, verslo lyderystės iki labai specifinių sričių mokymų. Prie aktyvios mūsų bendruomenės netrukus prisijungs ir Mažeikiškiai. Šiemet planuojame atidaryti rūmų filialą Mažeikiuose, kad šio regiono verslininkai galėtų kartu gilinti žinias, kurti bendradarbiavimą ir augti kartu. Linkėjimą iš Žemaitijos. Telšių filialas vienija 64 narius, iš katrų 47 veik Telšių rajone. 2024 metais kvietėm narius daugiau negu 38 veiklas, mokymus, susitikimus, iniciatyvas. Įgyvendinom 2 tarptautinius projektus. Aktyviai bendradarbiavom su savivalda, švietimo, užimtumo ir verslo institucijomis. Prisidėjom prie Telšių rajono plėtros plano įgyvendinimo. Mūsų tikslas – stiprinti bendradarbiaujančią verslo bendruomenę Telšių rajone. 2024 metais atnaujinome Šiaulių rajono atstovybės veiklą. Įsitraukė 18 įmonių. Pagrindinis mūsų tikslas yra stiprinti ryšį tarp savivaldos ir vietos verslo. Pradėjome aiškintis verslo poreikius, ieškoti sprendimų, gerinti mūsų verslo aplinkai Šiaulių rajone. Kiekvienas mūsų veiksmas – tai investicija į stipresnį, sąmoningesnį ir labiau bendraujantį verslo pasaulį. Šiandien rūmai daugiau nei organizacija. Tai bendruomenė, kuri vienyje, palaiko ir įkvepia. Kartu su jumis ne tik sprendžiame iššūkius, bet ir kuriame ateitį. Ateitį, kurioje verslas atsakingas, inovatyvus ir tvirtas savo vertybėmis.